Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Sveiki visi. Nežinia, kaip atrodė Lietuvos gamta, tada, kai paskutinį rudens mėnesį žmonės pavadino lapkričio vardu. Galima manyti, kad per tą laiką ypatingų pokyčių neįvyko. Dar iki spalio galo vėjai visada nuplėždavo lapus. Lapkritį sutikdavo su pirmomis snaigėmis ir šaltuku. Taip apie lapkritį kalba gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Šįmet lapkritis ne visai toks. Saulėtas, sausas, šiltas. Yra taip, kaip yra. Medžiotojams, skirtingai nei ūkininkams, visi orai yra geri. O laidoje šiandien matysite. Tauro rago laidoje keliausime į varominę medžioklę. Keliaujame po Lietuvą ir filmuojame, kaip medžiojo įvairūs medžiotojai įvairiuose klubuose. Šiandien pasižiūrėkite, kaip sekasi medžioti Kuršėnų medžiotojų klube. Naujas numeris yra jau. Sveiki. Nebesikviesiu tuo pačiu. Sveiki. Tavo, labas rytas. Čia negali garsiai šaukti, tuo įamžinsiu, čia numeris yra paslapti. Čia nesmens. Ko čia? Ateitų visų ką. Kraujo, ne? Kraujo. Aš visą laiką. Labas rytas medžiotojai, susirinkę į variminių medžioklių sezono atidarymo šventę. Ta proga kviečiu pakelti būrelio vėliavą mūsų būrelio veteraną Jakovą Skačkovą. Ačiū. Mūsų medžioklė šiandieną šventinė, kaip ir visos medžioklės būna atidarimai. Šiandieną mūsų medžioklė vadovaus mūsų patyręs medžioklės vadovas Vaidas. Medžiosime iki pietų, grįšime čia, lauks mūsų geriausių virėjų Adolfo Piotro išvirta šurpa, pasidalinsim medžioklės įspūdžiais, pabendrausim ir aš manau, kad maloniai praleisime laiką. Tad oras nuostabus, geros nuotaikos, gero poilsio gamtoje ir puikios medžioklės. Ką, biškį trumpai apie medžioklę šiandien. Ką medžiosime ir kaip medžiosime. Gal saugumo technika biškį. Priminsiu, šautuvai atlaužti prieš varimą ir po varimą. Užsitaisom tik tai varimo metu. Matomumas toks biškį silpnas dar. Lapų daug miške gali būti. Šaunam tik įstikinį į ką ir kaip šauti. Taip, medžiosim šiandien briedžio jauniklį patelę.
elnio jauniklį patelę. Šaunam tik iš kulkų, kad nebūtų kokių ten netyčia ar dar kažkas tai. Šernus. Medžiojam sena medžioklės, mūsų medžioklės būrelių tradicija, kaip ir visą laiką. Svečiam priminsim, papasakosim ir taip toliau. Lapes, mangutus, jaunės. Vilniaus ginklai skelbia akciją. Naujiems medžiotojams tvirtas, patikimas ir ilgaamžis iš 27M kainavęs 536 eurus. Dabar tik 400 eurų. O dėklą ir diržą dovanojame mes. Ir ką, pirmas varimas, išsirikiavome, oras labai gražus, laukiame žvėrelių. Gal kas nors ir atbėgs, nors šalia kerta mišką, bet viešpaties keliai nežinomi. Ne, nu tai ką tu? Sakau, tuos išvarę būtumėt. Licenzijas nedarome, jeigu reikia. Na. Varovai, tą galą medžiotai tenai. Stengsiu. Tėvukų jau tau buvo. Va šalia buvo, aš tai nemačiau kas. Tai jau tau. M3. Ne, du jau. M3 sėdė. Nežinau, turiu. Man ištrauk saują. Nereikia šis trauk. Čia kur? Mes su mašinu. Jie su mašinu. Visi ištraukęs. Aš galvoju, kad tu ką nepasilikai stovė. Niekas nesako, žinai, sako, duosim ženklą. Tai ką sako visus, jis Aš jaunuoju. Nu taip, paskui tą vieną, aš jau. Tai yra 18. Nu reikėjo. Jo, paplanka.
Tai 25 paleisi. Ai, tu paskutinis darai. Džiugus pasilėkti. Džiugus parneškit. Pagarba Vasiuk. Niekaip negalėjau, žinot. Tiek pereina per žmonės, Jinai vaikščia čia. vėjas, matai, va tai. Teisingai, vėjas. Jinai nuo kampo tenai. Aš nežinau, bet aš iš tos pusės pamačiau nolgį. Nolgį. O iš pradžių pamačiau miškį čia. Išmištelė į tą pusę. Nu, kas gal. Matė, bet Šiaurė per kepurę. Eik per kepurę, du. Kur dėti? Į vidurį. Iš kulkas. Padegos. Ką? Mindė. Kas čia dada? Tai galvojau, gal Vaidas čia jau pasižymėjo. Tai mano pakai. Polniai, ne, tą. Bet jinai Tavo palaukit 5-5. Sąrašas. Laisvas. Prasidėjo varimas, dabar varovai ateis į mus. Prie tam varėme, matėm šernai, buvo 6-7 šernai, bet net šūvių paleisti neišėjo, nes jie nelabai bijo. Varovas kaip pakėlė, jie subėgo tokius krūmiukus, ten laikėsi. Varovo tik priartėjus arti, beveik neužlipusiems ant uodegų, tada jie pradėjo bėgti. O šiaip žvėries matėme, girdėjom nemažai, bet labai sunkiai išsivaro.
Gal šunis neužlipa ant jų, neužuodžia ir matėm ir elnių matėm, ir sakė, briedžių buvo. Bet kol kas medžiotojai yra 2 lapės ir 2 usūriniai. Šiaip dar lapai yra nenukritę, žolė aukšta. Vietom kai kur jau geriau matos. Šiaip labai sunku žiūrėti žvėrį. Ir paleisti šūvę beveik neįmanoma. Nebent jeigu išėjo arčiau ar lauko kur nors, tai lengviau, nes dabar miške, kai matom, su žolė pilnumoj daug aukšta stovi. Tikėkime, kad greitai nukris ta žolė. Reikėtų vėjo kokio, gal lietaus kažkiek tai ir šalnų. Tada ir lapai nukris, ir žolė sukris. Tada bus įdomesnis medžioklės. Matysim, kas toliau vaikšto, kas atbėga. Geriau girdėsis, nes dabar buvo prie elniai prie manęs ir nelabai girdis, kad eina. Moja šunys. Galbūt tos pačios stirnos, kur matėm, prabėgo čia. Gal šunys pajūmė. Davino šunų. Žvėrės yra nemažai, bet sakiau, kad išvaryti labai sunku. Šiandien mūsų medžioklės karalius sumedžiojęs 3 usūrinius Mendukas. Taip toliau. Taip, o kažkam labai pasisekė, bet paskui labai nepasisekė. Tai mūsų Gediminas, kaip visą laiką. Prašau, velne. Taip, mes būrelį visą laiką pagerbėm savo svečius, kurie dalyvavo mūsų medžiokliai. Tai gal... Tai, kas čia, kūrybinė grupė. Klausom. Gerai, tik. Čia pabėg. Aš jau bėgu, sakau. Ačiū visiems už dalyvavimą. Medžioklės dievai buvo tokie, kad vis tiek kažką mum atsiuntė. Aišku, kiekvienas tikimės kažką galbūt ir geresnio, bet tai palikim ateities medžioklėm. O dabar kviečiame visus prie stalo Piotro ir Adolio iš Švirto šurpo vaišysimės. Dabar trumpai apie konkursus. Dėkojame visiems aktyviai dalyvaujantiems konkurse Vido Sakalausko prizams laimėti. Ievai Jasevičiūtei dovanojame Tauro rago laidos įsteigtą prizą kompaktų rinkinį apie medžioklę. Jos atsiųsta patarlė žvejų iš Kilbuko šamas medžiotojai iš Voverės meška. Surinko kol kas daugiausiai, beveik 600 balų. Mūsų dovanos keliauja Ievai, o konkursas tęsiasi toliau. Laukime ir dalyvaujančių, ir balsuojančių. Taip pat laukime jūsų filmuotų nuotaikingų video vaizdelių. Konkursų tema – medžioklė.
Konkurso dalyviai, kurių vaizdelį surinks daugiausia balsų, bus apdovanoti puikiais prizais, DVD ir kepuraitėmis, kurias dovanoja Giraitės ginkluotės gamykla. Šiandien tiek, susimatysime po savaitės. Neplauko jums, netauko. Iki.